Tai kad ir kaip bebūtų, dabar turbūt didžiąją mūsų laiko dalį gyvenimo atima turinys. Mes įvartojam, žiūrim, dabar kažkas mūsų klauso, kažkas dar gal net ir klauso ir reelsus kažkokius varto šone, dar kažką veikia. Tai man labai įdomu viral video ir turinio kūrimas. Ir aš manau, kad žmonės tikrai gali tą iš tavęs pasimti. Tai mano klausimas pirmasis iš šitą temą skambėtų taip, kad jeigu dabar iš naujo pradėtum kur turinį internete, nenorėdamas pasidalinti, bet iš esmės norėdamas iš to gyventi ir iš to uždirbti, rinktumai į short formą, tai yra social media reelsai, ar long formą ir eitum į YouTube? Tai viską daryčiau vienu metu. Realiai, man atrodo geriausias, kaip ir bet kokiam versle, ėjimas ir šiaip gyvenime veikia šitas diversifikacijos principas, kad neit vienu keliu, jeigu tu gali eit daugybę kelių, tai darai ilgą formą, iš jos padarai trumpą formą, tai turbūt eičiau visais būdais į visas socialinės medijos platformas vienu metu, nes pagaminai turinį vieną kartą ir tada jau kitos socialinių medijų platformos yra kaip jau distribucijos kanalai, ar ne? Ir short forma dėl to gerai tinka, nes beveik visi, man atrodo, visos platformos turi short formą, tai tu pagaminęs vieną kartą tenais minutės video, tu visur gali jį paleisti ir jisai visur vienodai gali būti viral. Tai lengviausia, aišku, short forma, bet net mešiau ir long formas. Bet jeigu kuri shortus ir nerenka viewsų, 100 peržiūrų, 200 peržiūrų, vis tiek toliau keltum? Aš daryčiau išvadas, kodėl 100 peržiūrų ar 200 peržiūrų. Tai jo, labai priklauso nuo situacijos, bet consistency ir tas jo pastovumas ir nepasidavimas yra formulė sėkmės, tik tai aišku, kaip čia, svarbu, kur tu tą duobę kasi, ne? Ta prasme, jeigu kasi duobę, kur nėra aukso, tai finale niekada nebus, tai ne ten tiesiog kasi. Tai irgi labai svarbu, kokį turinį kuri, kokioj temoj, kokiai auditorijai, čia turbūt vienas. Bet šiai dienai kiekis svarbu ar kokybė svarbesnis dalykas vis tiek lieka? Kiekis ar kokybė? Čia aš net sakysiu šitą klausimą, jis yra esminis klausimas visą laiką, kiekis ar kokybė. Aš visą laiką buvau už mažesnį kiekį, bet didesnę kokybę. Ir ankstyvom Crafty Pandos dienom tas mums labai pasitvirtindavo. Nes ir aš paskui girdėjau Mr. Beastas visiškai tą pačią mintį kalbėdavo. Kad jau geriau investuoti į vieną video ir padaryti žiauriai gerą, ta prasme, ištobulint ir paleidinėti jį kas savaitę, kas dvi, bet jisai labai gerai apmąstyta tema, jinai jau pati virali iš savęs, ar ne, labai gerai išbaigtas, gerai nufilmuotas ir taip toliau, ir tu žinosi, kad pagal tuos keywordus, tu būsi, bent jau tavo manimu tuo metu, geriausias video, koks yra internete, bent jau mano toks mindsetas būdavo, padarom geriausią video įmanomą šitoj temoje internete. Bent jau pagal turimas pastangas ir resursus, ir tada leidžiam versus darom daug bet ko. Ir mums pasiteisindavo tas, kad mes paleidę vieną video surinkam, tarkim, ten 30-40 būdavo, net ankstyvom dienom vieną video paleidom ir jisai virš 100 milijonų peržiūrų surinko. Tuo metu konkurentai leidžia dažniau ir surinka po 100 000 peržiūrų, po 200 000 peržiūrų. Tai mums jau geriau tą 100 milijonų vienų video padaryti, ar ne, negu leisti ten 100 ar 1000 video su mažiau peržiūrų. Tai labai priklauso turbūt ir nuo galimybių, kurias gali padaryti. Jeigu tu esi solo vienas žmogus, darysi vienaip, ar ne. Jeigu tu esi su dideliu biudžetu kompanija, su profesionalais, aktoriais, studijom, darysi kitaip. Ir tada iš tikrųjų gali kartelę labai aukštą dėti, tai jo ir nuo aplinkybių priklauso. Nes mes kažkada buvom diskutavę su komanda, irgi žiūrim natūralu, kas yra podcastuose, kas yra podcastų rinkoje ir tikrai yra didesnių žaidėjų negu mes. Mes esam somewhere in the middle, sakykim taip, augimo kelyje savo. Ir yra podcastų, kurie daro jau seniau, ilgiau ir panašiai, bet mums vieną podcastą iškepus mes surenkam tiek peržiūrų, kiek jie surenka iš 10. Taip. Ir man tada kyla vienintelis klausimas, mes dabar keldom ten vienas podcastas, 2 podcastai per mėnesį, jeigu mes darytumėm po 4 podcastus per mėnesį, čia prisidėtų prie mūsų sėkmės? Jeigu išlaikytum tokią pačią kokybę, tai aš manau prisidėtų. Daug yra pavyzdžių iš tokių didžiųjų podcasterių, nežinau koks Lex Friedmanas ar Hubermanas, žodžiu, man atrodo, jie ir labai aukštą kokybę darė ir labai daug leido ir dėl to jie greitai labai iškilo, nes tu automatiškai
dedi labai daug šotų, ar ne, nu, tų šūvių daug meškerių užmeti, nu, tai kažkur ten ta didelė žuvis užkimba, čia vienas momentas, kitas momentas, kad akumuliuojasi tos peržiūros, ar ne, kuo tu daugiau video paleidi, išeina vienas video viral, žmogui patiko tavo podcastas, nu, tai jisai automatiškai eis pasižiūrėti, gal ir antrą ir trečią video, ir tada bus jo sniego gniūžtės efektas, kur rinks tie video metus, 2, 3, nu, jeigu darysi tokiam nesenstančiom temam, ar ne, tos video, nu, tai čia yra kaip esetas, ta prasme, kažkoks vertybinis, kaip čia, nežinau kaip lietuviškai žiūrėt, vertybinis vienetas, žodžiu, kuris įgauna vertę ir per laiką, ir laiko savo vertę. Tai kuo daugiau leisi geros kokybės, tuo bus geriau, žinai. Ir tada kur yra tas balansas, kad kokie tavo tikslai, ar tu čia kvepia ir perdegimu, ir tada kokybės nukritimu, ar ne, visi šitie niuansai egzistuoja ir juos reikia įsivertinti. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.